Sveiki, sveiki, vėl susitinkam, šįkart labai greitai, po 5 dienų. Ir tikrai labai greit nuo jos prabėgo. Ir šiandien jums papasakosiu, kaip man būtent sekėsi siuvinėti šį paveikslą tas 5 dienas. Ir ką šiandien ir suksim ruletę, ką man suks ir kiek dienų, tai pamatysim truputį kiek vėliau. O dabar daugiau papasakosiu apie šį paveikslą, apie visą procesą, kai man sekėsi siuvinėti. Kažkiek jau į Facebooką, Instagram'e tiek video, tiek nuotraukas mečiau. Kas sekate mane grupiai Facebook'e, Instagram'e, tai matėt tikriausiai jau. Kas dar neseka, tikrai mielai kviečiu prisijungti prie mano grupės Facebook'e Kryžiukų menas ir Instagram'e ir žinoma prenumeruoti mano kanalą Kryžiukų menas YouTube'ai. Ir stebėti kartu su manim šios grožius, kaip jie auga ir kaip man sekasi būtent siuvinėti juos. Tai yra būtent Astros schemos. Nuostabus, kaip sakant, paveikslai, nuostabi būtent kokybė schemų, tikrai labai viskas gražiai gaunasi. Na ką, judant toliau, tai ką man būtent pavyko padaryti, ką aš siuvinėjau, kokį plotelį, tai būtent šitą plotelį bijau sumeluoti, nes aš tikrai manau tiksliai neparodysiu, bet maždaug šitoj dalysiu. Ir manau nieko nelaukus, nieko daug nerodžiu šios nuotraukos, parodysiu būtent siuvinėtą. Būtent siuvinėta tą dalį, kuri siuvinėjau tas 5 dienas. Štai, biškį pašviesinsim. Na va. Kaip matom, prieš akis šį grožį. Kai matom, biškį jau ryškėja, kas labai patinka, jau ryškėja karoliukai, labai gražiai žiūrisi. Tai bent šios pusės geros, kad nepavyko užbaigti visą šitą plotą, bent jau kažkas jau biškį pradėjo ryškėti. Tai tie karoliukai, būtent tai mane tas labai džiugina mano akis. Ir tikrai smagiai siuvinėjusi, kaip sakant, tas 5 dienas, tik labai greitai, iš tikrųjų labai greit prabėgo tos 5 dienos. Na ką, o toliau būtent visą statistiką biškį pasakysit tų 5 dienų. Taigi 5 dienų kryžiukų buvo padaryta per 5 dienas, tai 1359 kryžiukus. Tai realiai va šičia yra 1359 kryžiukai. 1300. Tai va, na procentais, aišku, su procentais žiūrint, tai 1,38 procentai man realiai asmeniškai atrodo taip mažoka su tais procentais, nes 1 tik procentas, bet pagal skaičiukus kryžiukų kiek padaryta, tai realiai daug. Sakyčiau, visai neblogai. Tai va. Na, o kaip visas pats procesas ėjusi, tai sakyčiau, pradžioj lėtokai, nes daug tokių pavienių kryžiukų buvo. Sagoj pasidariau programai būtent, kad man eilės tvarka būtų nuo didžiausio iki mažiausio, tai aš ėjau nuo galo į viršų, kaip sakant. Aišku, pradžiai pamėčiau jau kokį vieną simlį buvo paėmus, kad pamėti daugiau tų kryžiukų būtų, kad nereiktų daug skaičiuoti ir taip toliau, kad darant kitus, kaip sakant. Tai pamėčius, paskui jau perėjau prie tų pavienių, tokių, kur po 1, po 2, po 3, taip ir, kaip sakant, siuvinėjau. Siuvinėjau, buvo tai gan lėtesnis procesas, nes ir karpimo buvo daug, aš netempiu ilgų siūlų. Minimai pas mane daugiausia būna 5, 6 gal taip kryžiukai ir tada jau. Nes man ilgas siūlas, atrodo, kad kai iš blogos pusės, kai siuvinėjai kitą, iš blogos pusės patempia tą kitą siūlą, automatiškai kitas kryžiukas gali pasvirti šoną, tas pats siūlas. Kaip sakant, kryžiukas tai negražiai atrodos man. Tai pradėjau tiesiog nedaryti ilgų siūlų ir visai gražiai
gaunasi, kaip matom, man patinka, tikrai kryžiukai daug lygesni man ir gražiau žiūrisi, tai tikrai tas mano būtent procesas, būtent pasirinkimas, kaip siuvinėti būtent tos kryžiukus, tai tikrai patinka mano pasirinkimas ir tikrai siuvinėsiu aš taip toliau, netempsiu tų ilgų siūlų ir daugiausiai 5 ten angeliais 6 iki 10 ten daugiau ne, jau tikrai ne, tai jau geriau pakarpysiu aš biškį ir žinoti, kad lygesni bus kryžiukai ir nepatempsiu iš blogos pusės to kito kryžiuko tarp siūlų, tų visų, kaip sakant, neužkabins. Tai va. Ir dabar ką? Ir paskui jau po biškį jau geriau ėjosi, jau nebe toks lėtas procesas buvo, nes jau po 15, po 12, po 13 kryžiukų siuvinėt buvo ką. Tai greičiau ėjosi, kaip sakant, mažiau to karpimo buvo. Aišku, kai būna tas karpimas didesnis, biškį numuša tą tokią stimulą daryti daugiau kryžiukų. Atrodo labiau ir pavargsti, atrodo, bet nepavargsti ir kažkaip nebedarau daug kryžiukų, nes būdavo, kad iškart vienu momentu padarau 200, o jeigu matau, kad daug karpimo, tai padarau kokį ten 100 tiesiog einu ten kitus dalykus daryti, ką reikia, kaip sakant. Tai va. Paskui vėl taip prisėdu, padarau ir taip lėtesnis toks procesas, kai visuma gavosi man per visą dieną, iš tikrųjų, gal dėl to ir aš neužbaigiau viso šito. Manau, jeigu būtų mažiau to karpimo, tai būtų daug greičiau buvus ir užbaigus. Garantuoju, kad būčiau užbaigus visą šitą plotą. Na, bet yra kaip yra, mane vaizdas tikrai džiugina, kad matosi būtent šitie karoliukai gražiai. Na, toliau judant apie statistiką, tai viso jau užsiminėta čia kryžiukų yra 14 081 kryžiukas, o viso kiek jau liko kryžiukų 84 199 kryžiukai. Dar liko įsiuvinėti, dar liko man tiek padaryti. Na, viso procentų čia jau yra padaryta 14 procentų su kableliu 32. Tai va, tokia statistika mano lengva. Na, o kalbant ar grįžtant prie šitų tuščių langelių, tai liko dar padaryti 294 kryžiukus. Tai sakyčiau visai dar nedaug, čia 200 tikrai greitaisis, nes čia yra 2 simboliai tik tai likę ir vienas simbolis ten po 94, kiek pamenu, o kitas 199 kryžiukai likę. Tai tikrai greit labai eisis, kaip sakant, ir visas vaizdas kažkiek užsimatys jau čia. Tai bus tikrai labai gražu. Tikrai. Ir dabar ką? Man su šito paveikslu iki 50 procentų liko dar padaryti 35 procentus su kableliu 68. Nu, atrodo, pagal procentus, nedaug, aš čia pasidėjus, ten padaręs po 500 kiekvieną dieną, iš tikrųjų pagalvosiu, galėčiau tą greitai 50 procentų pasiekti. Bet, kaip sakant, tie planai planuoja ir keičiasi planai. Paskui, kas dar pastebėjimas toks su šito paveikslo, pagal statistiką žiūrėjimus rašymas, būtent kas kiek krito būtent man per šios mėnesius, tai realiai daugiausiai krito Gėlių mergina. Tai realiai 3 kartus jinai iškrito. Tai kas labai patinka irgi. Tai būtų gerai, kad jie nekristų dažnai, nes tada greitesnis bus variantas, kad aš jį labiau pasieksiu 50 procentų, bent šiais metais, bent kokį vieną paveikslą pasiekti 50 procentų, tai būtų labai labai geras mano pasiekimas, kaip sakant, šiais metais. Tai va, tokia statistika jums būtent apie šį paveikslą. Ir per daug neįsitempus, neįsiplėtus, ką, prisiminkim greitai, ką aš siuvinėju ir čiukim planšetkę ir sukim ruletę, žiūrėkim, ką aš siuvinėsiu dabar ir kiek dienų. Tai tikrai labai mane, kaip sakant,
intriguoja, nežino nei ką aš siuvinėsiu ir panašiai. Tai tikrai bus labai įdomu sužinoti. Tai ką, greit patraukim ir dabar taip, judėkim. Taigi, Gėlių mergina, raganaitė, kurią labai noriu siuvinėti, tikiuosi man jau užsuks siūlėti. Paskui Drugelis skrydis, su kurio biškį pakeičiau planus. Tulpės mažiausias paveikslas, kaip sakant. Paskui iš didžiųjų elniai. Žiemužė. Karšta kakava, labai daug čia tų paveikslų turiu. Jau kiek seniai tikrai labai daug siuvinėjau. Toliau. Ir kas toliau liko? Liko tik tai rožių puokštė. Na ką, greit pražvelgiam, ką aš siuvinėju. Čiukim dabar planšetkę ir greitai, kas šitą trupinuką. Ir greitai matykim, ką mes čia siuvinėsim. Taigi. Oi, nu ką. Žiūrim. Lampą aš patrauksiu, manau, jinai nereikalinga. Gerai. Taigi, man labai dar patinka šitaip. Reikėtų pirsti. Dar vis labai patinka būtent šitaip. Ir ką, kirba jau daliuks, nežinau net, ką manai suks, jama išsuku. Žiūrėkim, ką aš siuvinėsiu dabar. Ką jinai man suks. Nu, gal raganaitė. Būtų smagu. O, nu, va čia tai nuostabu. Va čia tai nuostabu. Ir kiek dienų mes ją suvinėsim. Kiek mes ją dienų suvinėsim, kad tik mėnesį. Nu, kad tik mėnesį. Nu, negaliu, kaip man smagu. Raganaitė, nu, kiek bus tiek, man labai smagu, kad reikia išsuko, kad aš galėsiu ją suvinėti. Na. Ir žiūrim, kiek dienų, nu, gal mėnesis, na, nu, 6 dienas. Ir tai džiaugiuosi iš tikrųjų, tikrai džiaugiuosi ir tai, kad 6 dienas. Na ką, štai raganaitė, mano grožis ir dabar, oi, užgesto šviesa biškins. Taigi to aš išimsiu, kad nebūtų saulės zuikučių. Štai raganaitė, apie esu biškį daugiau pasakojus kažkuriam video, neprisiminti kuriam video. Reiktų tiesiog pasižiūrėti. Tai va, na ką, žiūrim dabar į schemą, ką aš galiu pasakyti, laukia tikrai labai lengvas siuvinėjimas. Šis tikrai bus lengvas siuvinėjimas, nes tikrai labai daug šitų tokių vientisų simbolių, daug baltos spalvos ir tikrai siuvinėsiu paprastai. Paimsiu pradžiai tokią lengvą liniją, pasiuvinėsiu, kad siekčiau šitą dalyką, šitą visą raganaitę, nes norėsiu siuvinėti raganaitę, tai paskui čia labai mėtysis, kad būtų įdomiau siuvinėti ir smagiau, nes šitą paveikslą galim pastumti jį jau į priekį. Štai raganaitė, štai kokia graži raganaitė. Na ką, darysiu mažą plotą štai. Darysi mažą plotą, tai biškį galima, gal nedink šviesa. Gerai, ir dabar nuo šičia kažkur, taip, dabar paspauskim šitą. Ir žiūrim, bandom mažą plotą padaryti. Kažkas va tokio norėčiau.
kad tikiuosi įsijungia man greitai, jau viskas, kai būna biški įsijungia. Gerai, gal aš taip pabandysiu. Tuoj palaukit, padarysim tą plotelį. Tuoj. Štai, šitai paspausim ir bandom. Labai biški sunku išgauti, nes kažkas pastrigo man jau vėl. Ir po man čia stringa. Biški, galbūt geriau, bet man neišėjo. Ne, kažkas. Žodžiu, nesigaišinsiu aš čia per daug, kaip sakant, nepavyksta, tai nepavyksta, ramiai atsisėsiu ir padarysiu. Tai tiesiog dar kartą ant nuotraukytės, kad tiesiog imsiu siauresnį tą tokį, būtent šitą plotą, kad dasie greičiau batuką, kad galėčiau daugiau čia siuvinėti, daugiau čia, kad daugiau, kaip ir minėjau, kad eičiau. Tai ką sutiksim vėl po 6 dienų, labai čia krenta man 6-5 dienos, bet labai smagu ir džiaugiuosi. Tad iki pasimatymo ir susitiksim greitų metų. Prabėgo 6 dienos labai greitai ir šiandien papasakosiu jums, kai man sekėsi siuvinėti būtent tas 6 dienas šią raganaitę. Tai prisiminus dabar greitai jos visą informaciją. Tai plotis 9,3 cm, paskui aukštis 75 cm ir su 3 cm, net visai susimakalavau, atsiprašau. Aukštis 75,3 cm, spalvų 38, o blendų 65. Ant 18 kauntų siuvinėjau ir DMC siūlai. Da yra 16 kauntų, žinau, bet aš siuvinėjau ant 18, pačios smulkiausios ant aidos. Taigi, tai iš tikrųjų tos 6 dienos nėra ką daug ir pasakoti. Tai galiu greitai pražvelgti jums visą pačią statistiką, nes pradėtas buvo tas paveikslas, tai iš tikrųjų dar mažai dienų, tai tikrai nėra ką daug ir labai pasakyti apie šitą raganaitę kol kas. Tai per 6 dienas padaryta kryžiukų viso yra 1693 kryžiukai. Ir iš tikrųjų to jums ir parodysiu nieko nelaukus, kai aš jums rodau nuotrauką, parodysiu geriau visą vaizdą. Štai, kai matom visą vaizdą, biškį. Taip, pašviesinsiu labiau. Kai mato, čia pati pradžia, o čia jau dar jau viduris jau yra. Kai matom, pasiekiau jau pačios raganaitės batuką. Žinoma, dar nepasakytum, kad čia batukas, dar norėtųsi gal ir daugiau čia pasiuvinėjus būčiau, tai gal tada labiau ir matytųsi, kad čia batukas. Bet dar nepasakyčiau. Tai kai matom, čia lapeliai tokie labai mėtosi, tai matom ir dabar, ką aš dar parodysiu, tai iki čia kažkuris bus man. Kažkur iki čia, tai realiai būtent šitas kraštas biškai bus nevienodas, tai teks truputį kirpti, o gal nekirpsiu, nes vis tiek įrėminsiu užsidengs, tai manau, čia jokio skirtumo nėra dėl to dalyko, taip galvoju. Tai svarbiausia įtelpu į visą šitą plotį. Tai o toliau judam. Tai procentais iš tikrųjų mažai palyginus su kitais paveikslais, su kryžiukų skaičiais padaryta, tai realiai procentų turim 0,90 procentų. Tai net nesiekia 1%, nes kai jau kitam paveikslę padarė apie 1000 kryžiukų, jau 1% yra, o čia dar net nesiekia to 1%, tai tikrai yra kas veikti su šito paveikslo, bet, kaip sakant, nenuobodus ir greitas, nes fonas vien baltai, plus fonas nėra, kad visą laik balta, nes dar ir matom maliukai bus, 2 šakelės, lapai, tai nėra labai toks nuobodus tas fonas iš tikrųjų, palyginus su mano tais gaideliais, kur siuvinėjau. Tai
Tai tikrai smagiai siuvinėjusi, tokių, kad klaidų labai tikrai nebuvo, visiškai nebuvo, galiu sakyti. Tikrai smagiai siuvinėjusi labai, tik tiek, kad gaila, kad buvo tik 6 dienos, norėjau tikrai, kad būtų mėnesis, bent savaitę, 2 savaitės, 3 jau mažiausiai norėjusi, kad būtų, bet su 6 dienom irgi gražiai padraugavau, iš tikrųjų. Ir žinoma, kas dar, viena diena yra nesiuvinėta, nes tą dieną labai negerai jaučiausi, tikrai nebuvo sveikatos siuvinėti, man teko kitais dalykais užsiimti reikalais, kaip sakant, gydytis. Tai va, toliau judant su skaičiukais, tai kiek liko padaryti dar visą tų skaičiukų, tai tikrai labai dar daug. Tai dar liko 185 207 kryžiukai. Oho, tikrai oho. Tai va, tokia statistika lengva iš tikrųjų, kaip ir minėjau, dar kad pasikartos tik 6 dienos buvo, ir dar tai vieną dieną nebuvo siuvinėta, tai taip ir išėjo. Na, o iš tikrųjų labai ką žymiuosi, tai žymiuosi bent per šios metus noriu pasiekti bent vieną paveikslą kokį 50%, o tikslas mano yra 2 padaryti paveikslus kokius su 50%, tai nežinau, kaip čia man išeis iš tikrųjų. Bent vieną, bent tikiuosi, kad pavyks padaryti, bent tikiuosi. Tai va, tai iki to 50% liko raganaitis tik 9,1%, nu tikrai labai mažai su procentais realiai pajudėjau, kryžiukų atrodo daug padaryta, 1693. Galim sakyti per 5 dienas, bet čia aš vieną dieną nesiuvinėta, tai bet vis tiek turėjau rašyti 6 dienas, kad aš nepasimėčiau, būtent žinočiau, kiek dienų jinai iškritus buvo man. Tai ką, per daug neįsitempsiu, neįsiplėsiu apie šią raganaitę, nes nėra ką daug šnekėti man, nes mažai dienų buvo, tai ką, judėsim toliau. Ir labai smalsus žinoti, ką aš siuvinėsiu dabar, ir imsim ruletę, suksim ir žiūrėsim. Štai dar, kad pasigrožėkime mano siuvinėtų būtent raganaitę. Žinoma, dar kas man seka, kad tiek Instagram, tiek Facebook'e buvau kelias nuotraukas mečiau, bet nemečiau šį kartą video, atsiprašau, biškai pasikrūtinu čia. Nemečiau šį kartą, bet sakiau, nieko tokio, tikrai kitą kartą mesim video irgi trumpą mini, kaip siuvinėjimas sekasi man, būtent kaip einasi siuvinėti. Tai ką, traukiu šitą grožį ir rodysim kitus grožius. Štai, žiūrėkim, trauksiu šoną. Ir dabar žiūrėkim, ką mes turim. Taigi, raganaitė, biški bus jums ir saulės vaikučių, nepykit. Tingiu išiminėti biški šiandien, tinginėta tokį, nelabai dar gerai taip pasveikus esu. Taigi, astros, vien astros siuvinėja paveikslas, labai man patinka jos schemos, aš negaliu, žiauriai patinka. Gerai, drugelis skrydis, paskui raganaitė, čia eina gėlių mergina galėtų vėl skristi, nes jinai iš mano visų schemų, kiek suprantu, populiariausia. Toliau eina karšta kakava ir rožių puokštė, labai man šis gražus, aš nežinau, labai man gražus paveikslas, žiema, negaminam žiema, tiesiog kaip pasakoj, nuostabus paveikslas, tikrai labai. Ir ką, labai žinokit, norėčiau šitai, kad iškristų, nes kai pats pirmas mano buvo pradėtas žaidimas, nežinau, ten mano video kanale tikrai kryžiukų menas yra. Ir tai kelis kartus man buvo iškritę, man ar vieną kartą, negi kiek pamenu, o dabar kaip žaidžiu, tai ne karto neiškrito, tai iš tikrųjų, kiek pasižiūrėjau, labai tuščias plotas. Ir tikrai norėtųsi jį pajudinti, biškį, norėtųsi tos elnę bent vieną, kurį pasiek bent biškutį, kokį dalį padaryti. Tikrai labai norėčiau, kad rulėtė suktų būtent šitą paveikslą. Ir ką, tulpės, tai pats mažiausias paveikslas, kuris pirmutinis realiai iš tų visų galėtų būti pirmas ir užbaigtas. Tai va, viską aprodžiau, tai ką dabar, kad tų saulės vaikučių nebūtų patrauksiu, imkim planšetkę,
nieko per daug nesipliupsiu. Štai mano ruletė, paveikslai ir žiūrėkim, ką man įsuks. Išimsim, gal šitai patrauksim, kad nebūtų atspindžių. Na ką, sukam, nežinau, labai nekantrauju, bet, bandom, nežinau, ką siuvinėsiu ir kiek dienų, tikrai labai viskas įdomu. Nagi. Ir ką man klaustukas atvers? O. Jo. Ką, mes vėl siuvinėsim draugelį skraidį. Draugelį skraidį paskraidysim su draugeliais. Labai gerai, smagu. Irgi labai lengvas paveikslas. Ir žiūrėsim, kiek dienų mes jį siuvinėsim. Biškį, vis tiek tas saulės zaikučiai jums ir neišimsiu šįkart, nepykit. Dar kad pasikartosiu. Ir dabar taip, kiek dienų siuvinėsiu šitą grožį. Žiūrim, nieko nelaukus ir suka. Draugelių skraidis. Net nežinau, kokią kampą pradėsiu siuvinėti. Reiks pagalvoti gerai. Gerai, ir ką mes turim? 3 savaitės siuvinėsim. O, Na, 3 savaitės. Tikrai draugausim, tikrai mes jį pajudinsim. Manau, neblogai, jeigu viskas bus gerai. Judinsiu jį neblogai, kaip sakant. Turėtųsi gerai sektis, imsime didesniais plotais. Gal tai parodysim, kaip jisai atrodo jau įsiuvinėtas, kiek jau yra. Štai. Tuoj mes jums ir parodysim. Va. Štai koks grožis. Tikrai labai gražiai atrodo mano draugelių skrydis. Štai, valia. Štai vis tiek turim. Ir dabar reikės gerai pagalvoti, ką aš siuvinėsiu ir kaip siuvinėsiu. Iš tikrųjų, nežinau, reiks vis tiek eiti nuo šito krašto, manau, va šitai paėsim, o tai kas čia bus? Kai matom, vis tiek reikia biškį išimti, ne? Geriau matysis. Daug geriau matosi biškį. Kaip matom čia, dabar ką mes turim, tai turim būtent šitą dalį. Tai ką, labai bus lengvas plotas iš tikrųjų, iškart reikės šitaip ir pasižymėsim. Ir taip siuvinėsim. Ir matysime, kiek man pavyks padaryti, turbūt gal per 3 savaitės visą šitą plotelį išeis ir padaryti. Tai žiūrėsim. Tai ką, palinkėkit sėkmės, jums linkiu lygių kryžiukų ir susitiksim po 3 savaičių.